Brangiosios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas. Sukurtas siekiant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę. Sveiki gyvi. Šiandien vėl dar vienas coachingo podcasto epizodas. Ir su manimi šiandien mano kolegos Brigita. Labas. Ir Antanas. Labas. Ir aš Aida. Trise šiandien kalbėsimės man pačiai labai prasmingai ir gražiai skambančią temą – gyvenimas grįstas vertybėmis. Jie mums pakuždėjo, prisipažinsiu, mūsų klausytojai, kas klausėsi mūsų praėjusių podcastų, ir mes visuomet kviečiame įrašyti, kalbėti, sakyti, nes tikrai ir šioje temoje net neįsivaizduoju, kur mus nuneš mūsų pokalbis, nes ji yra labai plati, labai daug sluoksnių apimanti. Visuomenės vertybės, coachingo specialisto vertybės, kliento vertybės, kokia rolė coachingo, kalbant apie vertybės, ir taip toliau ir panašiai. Nuo ko pradėsim? Nuo ko pradėsim? Man tai, žinai, kai tu pasakai gyvenimas grįstas vertybėm, tai man iš karto, tai kai žinai savo vertybės, labai lengva daryti sprendimus ir labai lengva spręsti konfliktus. Toks vat iš karto, žinai, toks gyvenimas grįstas vertybėm. Ką tai man reiškia, žinai? Toks. Bet labai va tas tavo užkabinimas, žinai, visuomenės vertybės. Wow, galvoju, okei, čia visai kitas sluoksnis. Tai taip pat nežinau. Pasidalinau tokiu pirmųjų impulsų. Geras, tai pradėkim nuo sprendimų. Šiaip labai gerai paminėjai. Priimti sprendimus. O kaip galima priimti lengviau sprendimus su vertybėm? Man dabar toks iš viso. O tai gal pakalbam, kas ta vertybė? Ir kaip jas žinoti? Ok, pakalbam. Nes, man tokia, žinai, mintis, aš galvoju, kada aš save pagavau, kad man kažkaip jas reikia žinoti, arba ką man tai reiškia. Ko gero, jeigu taip žiūrėti, ne taip ir senai. Intuityviai atrodo, žinojau senai, kas man svarbu, ko aš noriu, bet, žinai, ar tai, ko aš noriu, ar tai, kas man svarbu, iš tikrųjų yra vertybė. Bet kas vertybė atskiria nuo tų mūsų norų? Įkvėpkim, iškvėpkim. Ir prasigryninkim, kaip pasiskolinta frazė, padrilinkim. Kas iš tikrųjų svarbu, o ko galbūt galvoju, kad tik tai noriu. Ir tikriausiai pagaunam save, kad darom daugelį sprendimų iš logikos, iš mąstymo, iš norų ir nematuojam, ar tai yra mano noras, ar tai aš tiesiog nusikopijuoju nuo žurnalų viršelių, gražių kaimynų istorijų, savo išsikeltų kartelių, kad susirinkčiau tam tikras varneles. Tai čia jau, aišku, irgi toliau gal nuėjau nuo to, žinai, takoskyros, bet sugrįžtant prie to, kas yra vertinga man ir vertybė, tai iš tikrųjų galbūt vienas sudėtingesnių momentų coachinge, turiu omeny sudėtingesnių dėl to, kad labai svarbus ir labai svarbu identifikuoti, netgi pradedant coachingo kelionę ilgesnę su coachingo klientu ir specialistui. Nuo to aš rekomenduočiau net ir pradėti. Viena iš pradžių galimų yra sužinoti, išsigryninti savo vertybės. Tai čia gaunasi toks kaip sąmoningo asmeninio augimo elementas. Man tai tikrai taip. Kai pradėjai tai šnekėti, ne? Kai sakai, kad reikia išsigryninti, tai man jo atėjo keli pavyzdžiai. Ir taip pat, jeigu kalbėti apie santykį coachingo, tai būna, kad tai yra ten pirma, antra sesija, būna tai, kad ir šešta sesija, būna tai kas man svarbu, tai kokios vertybės. Tai jo, galbūt ir pradžioj, bet bent jau iš patirties galiu sakyti, kad kartais ateina, kad klientas tiesiog pasako, dabar man svarbu. Galbūt ten apie sprendimus. Tikrai gal prieš tai buvo jo lentynėlės kažkokios.
Tikrai nesakyčiau, kad privalomai mastu, žinai, pirmoje yra tiesiog susitikus iškart pulti prie vertybių. Pritariu Antanai tame, kad vis tiek sekame kliento poreikiai ir einame tuo tempu. Bet pridurčiau, kad anksčiau ar vėliau vis tiek apsisuka tas ratas ir grįžtama prie to. Tai visgi kas svarbu, jeigu nevažiuoja tam tikrai planai arba yra tas proveržio nebuvimas. Būna taip, ar ne, kai su klientas atrodo dirbama ir tikrai labai gerų sprendimų yra savo pasiūlęs ir susidėliojęs geras strategijas, bet tarsi proveržis neįvyksta. Ir tada vis tiek tas ratas sugrįžta prie vertybių. Tai jūs dabar kalbat ir galvojate, tai vertybė yra asmeninio augimo elementas, bet pačiam žmogui, kas tai yra pamatas poreikių, pamatinis poreikis žinoti savo vertybės. Aš dabar irgi bandau, taip, žinai, iš pajautimo. Man labai vertybės kažkodėl visada buvo kartu su misija. Aha. Vat, gali plačiau. Šiaip, gal ir organizacijose yra ten vizija, misija, vertybės, ne? Tai iš esmės, tos vertybės yra, vis tiek kryptis. Tarsi šiandien aš žinau savo vertybės, ne? Tai ten ir eina mano energija. Ne? Lygiai ten pat yra veda ir misija, ir vizija. Tarsi yra kažkokia kryptis. Po metų aš galiu padaryti kitą vertybių gryninimo sesiją, vertybės bus kitos, reiškia kažkiek kryptis pasikeis. Keičiasi vertybės, gali keisti. Aš jau žiūriu į tavo akis, man jau įdomu, pasakok. Sorry. Matai, nieko nepasakęs ir pertraukiau. Geras. Čia meistrystė. Sorry. Žinai, klausau ir galvoju, tai pala, ne kryptis, nes kryptis yra mūsų vizija, misija, ką mes norim, o man vertybės tada, kaip mes tą darom. Kaip mes pasiekiam tos vizijos, kaip mes įgyveninam savo misiją, besiremdami tom vertybėm, kas man yra svarbu, kaip aš noriu to pasiekti. Man, žinai, vėl iškart, taikoje su savimi, ar bet kokią kainą. Ir čia, žinai, sprendimų priėmimas ir konfliktai iš karto sugrįžta. Gerai. Įdomu. Kažkaip taip. Tai kaip jauti, kad tai yra skirtumas tarp šito dalyko, nesusiję dalykai yra, ne? Jie susiję, nes matai, bet kurioje kelionėje tu vis tiek, kai seki kažko, eini į tašką B, vis tiek yra how, tas kaip. Ir, žinai, aš galbūt taip labai solution, puikių lietuviškų žodžių. Ir how, ir pasolutionsim. Bet tas... Kaip, ne? Kaip. Ir jeigu mes iš karto iššoktumėm konkrečias vertybės, nežinau, laisvė, santykiai, ryšys, galiu siekti savo misijos ir jeigu, žinai, man yra labai svarbus santykis ir aš tą darau, tarkim, organizaciją arba kolektyvę, ar galiu tada eiti, žinai, užsidėjęs, pasiėmęs vėliavą vienas pats, ar vis tik tą darysiu kartu su kitais per santykį ir ryšį? Aš tai gal iki gal ir nesutikčiau prie kitą. Man taip man pačiai rezonuoja, Antanai, ką sakai apie kryptį. O gal iš tikrųjų čia tik savokų žaismas, gal kaip žiūriu aš duotuoju momentu į tai, nes irgi, kaip sakai, gal pavyzdžiais kalbėkim, jeigu mano vertybė yra augimas ir aš pasirenku veiklą, kurioje tik Excelį pildau ir tiesiog, tarkim, kažkoks labai rutininis veiksmas, darbas ir aš niekaip neaugu, jokios savo kompetencijos neauginu, tai mano ir kaip, ir kryptis yra, kad augimas mano yra ir tikslas, ir būdas gal kitas iki tą darbą kažko paįvairinti. Tai gali būti ir tas, tai aš savo taip smarkiai nepririšu prie to kaip, nes vertybės gali ir vesti į priekį, kaip vėliava, kur aš išsikeliu, santykiai yra mano vertybė. Jinai man tikrai, kaip flagmanas vėliava, aš pasistatau, kad aš eisiu, kursiu ryšį ir jeigu ryšio nekuriu, tai
neatliepiu. Tiesiog nepatiriu pasitenkinimo arba asmeniniuose santykiuose, arba veikloje, kurią darau. Tai matyt, kalbėdama suprantu, kad pasiskolinsiu iš tavęs anglišką kokį nors žodį blended. Blended, toks suplaktas dalykas. Ir aš nežinau, ar tai yra taip svarbu labai įvardinti, apibrėžimą ten duoti. Gal mes ir kalbam apie tai, kas tai yra ir kodėl svarbu. Aš taip, žinai, jeigu jau gryninam šiek tiek, ne, prisiminkim tą vertybių sesiją, ne? Kokie ten klausimai? Tarsi, kur leidi pinigus, kur leidi laiką, kur, čia ten viskas apie energiją, ką tu darai, nesvarbu, ar aplinka iš tavęs to nori. Kas yra tavo, ne? Aš dabar neprisimenu tus visus klausimus. Kas tau klausimus. patinka, kas verčia šypsotis, ką vertini kituose. Tokie elementarūs gyvenimo dalykai, priverčiantis šiek tiek prainventorizuoti, apsidairyti apie save ir pažiūrėti kasdieną, nuo buitiškų dalykų, kaip ir sakai, net pinigus, kur leidžiu, iki tų jų egzistencinių, kas man yra prasminga, vertinga, net į savybės pasižiūrėti. Tai kai prainventorizuojam labai nuoširdžiai, be jokių pagražinimų savo realybę, tada pradeda ryškėti, tai kokiom vertybėm aš gyvenu, nes jeigu paklaustum žmogaus, kokios yra tavo vertybės, galima ir pati tikriausiai esu buvus tokioje situacijoje, paklausta, galiu įvardinti, ir man tai buvo, net dabar ir pasidalinsiu, paklausta įvardėjau, kad mano vertybė yra atsakomybė. Viena iš labai stiprių vertybių, atsakingumas, kiek save pažįstu, esu be galo atsakinga, bet kai pasidariau rimtesnę vertybių inventorizaciją, kaip Antanai ir mini, visus tą tokią klausimyną ir su coachingo specialistu pradirbau ir gavau tokį minimalų šoką, nes ta atsakomybė buvo gal 7 vietoje. Ar kažkurioje ten tiksliai nepasakysiu, bet tikrai ne pirmam trejetuke ir aš turėjau reflektuoti savo, kodėl aš tokia atsakinga, kas yra, bet aš kažkur nešiojuosi tą atsakingumą kaip mintį, kaip savoką, kaip kažkokią šešėlį, kaip debesį kažkokį, o gyvenu vertybėmis, kurias išreiškiu ir kuriom gyvenu, jos yra kitokios. Tai tau ir atsakymas, kodėl svarbu. Ir vėlgi turbūt vertybės nėra iškaltos ant akmens, jos keičiasi laikui bėgant, jos keičiasi po tokių stiprių gyvenimiškų įvykių, kurie atveria akis. Jos keičiasi galų gale, kai mes einam sąmoningumo keliu, kada mes suvokiam, kada mes sąmoningai siekiam tam tikrus dalykus suprasti geriau. Bet tas toks, tai gal žinai ir tavo atveju, gal buvo laiko tarpas, arba, kaip sakai, pagryninimas. Tai jau dabar aš irgi esu per keletą metų, net kelių metų eigoje irgi persitikrinu. Tai ir dabar yra, tarkim, ten viena išlieka arba įgauna kitą mano užvadinimą, kitų žodžių, jau aš kitą savoką ją labiau. Jinai tarsi atliepia tą patį santykio poreikį, bet aš jau vadinu ryšys arba dar kaip nors. Tai tikrai kinta, bet man čia pat kyla klausimas ir esu girdėjusi net tuos pasakymus, tai kaip čia taip yra, juk vertybiniai dalykai yra, kaip jie gali kisti, kaip tavo vertybės, kaip koks diena, naktis, jau ryto tokias, vakare tokias. Tai, žinau, man sukusi tas pavyzdys, aš gal jį pasakysiu, gerai, galiu? Yeah. Tai sveikata, labai gerai. Ką ir Brigita pasakė, ką yra raida. Vieną kartą sušlubuoja rimtai sveikata, vertybė pirma atsiranda. Tavo ir atsakymas, kodėl gali. Nes jeigu kažkas su sveikata, tai visas kitas neįmanoma, jeigu tu šitą nesutvarkysi, ne? Ir žiūrėk, apsitvarkiai ir vėl ta sveikata vertybė nukrenta. Ir tada ir sportai pasimiršta, ir ta mityba pasimiršta. Ir kas man dabar būtent konkrečiai šituo, pavyzdžiui, prisiminiau, kad turbūt, žinai, ta pati sveikata tau, man, Raidai ir visiems kitiems klausytojams reikš skirtingus dalykus. Ir, žinai, emocinis fonas apie tą pačią sveikatą, jis bus skirtingas.
kaip mano tas pamatinis poreikis, nu, bet aš vis tiek grįžtu prie savo sąvokų, nes man tai vertybės atrodo, kad nu, čia tas toks pamatinis poreikis savo žinoti, kaip aš gyvenu, kuo aš vadovaujasi, kuo aš grindžiu sprendimus. Tai ir pamiršau mintį apie sąvokas nukrypusi. Bet jo, kad laikui bėgant tas atspalvis iš esmės pasikeičia. Ir tas, kai kalbėjai apie pamatinį, man kažkaip dar, pasakykit, ar teisus. Vertybė yra tai, ką tu darysi, kai kiti nežiūri, nemato, tu prasme, ir tada. Tu prasme, aš galiu sakyti, kad man ten, nežinau, svarbu sustainability, visa kita, bet kai aš ten vienas laukia ir paimu kažką išmetu, tai vat, yra ir tas dalykas, kad tai čia toks sąžiningumas su savim, kad tu tas vertybės turi atliepti ir savo sąžiningai, kada nieks nemato. Man čia priminė, yra toks posakis, gal ir mintis, dabar tiksliai neatkartosiu, bet labai pritariu. Į savo žodžiais įvardinsiu, kad apie charakterį ir apie vertybinius dalykus tas stuburas yra formuojamas labai paprastais, kasdieniniais gyvenimo momentais, nereikšmingais smulkmenuose, o testuojamas jau iššūkiuose. Ir iš tikrųjų, tai atliepia, kad tu ir sakai, kad niekas nemato, atrodo, tiesiog eina kasdienybė, bet vertybinis pamatas formuojamas tada. Ir vėlgi, tai, apie tuos iššūkius, žinai, jeigu man svarbus ryšys ir santykiai ir yra, pavyzdžiui, kažkoks stipri konfliktinė situacija, kaip tada tos vertybės. Ar jos čia yra, toks labiau primestas dalykas, kad, man labai svarbu ryšys. Ir tada, kaip aš elgiuosi stipraus, sakykime, konflikto arba stipraus nuomonių nesutapimo atveju, kaip mano ta vertybė pasireiškia. Aišku, mes turim visų kitų poreikių. Būti išgirstais, emocinių aš turiu menį. Bet man atrodo, kad vertybės tuose iššūkiuose tikrai labai stipriai sužaidžia. Sulošia savo kortą. Tai gali pasireikšti ir nepasireikšti čia, žinai. Ir iš tikrųjų, juk net ir, tarkim, iš praktikos, kaip coachingo specialistas praktikos, matau ir sužinau, ir aišku, ir iš savo gyvenimo, juk esu tas pats žmogus ir patiriu tas pačias situacijas, kai konflikto metu renkuosi veikti pagal savo vertybę, arba kaip tik renkuosi, žinau, kad jau neveikiu pagal vertybę, bet renkuosi atitikti, ir prieisim prie tų visuomenės gal vertybės, ar kažkokios kitos vertybės, bet ne mano. O gali pavyzdį dabar taip? Kai yra konfliktas tarp visuomenės vertybių ir tavo? Ar tai nesutampa, pavyzdžiui? Tikriausiai net nereikia kitas labai didelės visuomenės pašnekovo vertybės kitos. Kitos arba artimo žmogaus vertybės kitos yra. Tai čia jau disclaimer, tą užbėgant už akių galima pasakyti, kad aišku, kad išmokstam ir tenka mokytis neišduoti savo vertybių, nes tas kitas kelias kaip ir niekur neveda, bet nesam tokie tobuli. Ir nežinau, ar nepasitaiko ta situacija, kada pasielgiam kitaip. Net jeigu, pavyzdžiui, mano vertybė yra sakyti tiesą. Aš tikrai, ir tai yra mano vertybė, tikrai teisingumas ir tiesos sakymas ir nemelavimas savo, tikrai negaliu, ir tai susideda iš tų gal dalių, kad aš ir sakau tiesą, bet ir nemeluoju savo, tai kaip nepasireiškia vertybė, jeigu aš nutyliu, arba nepasakau, tai čia tas pats nutyliu ar nepasakau, arba pasakau ne visą tiesą. Tai, kaip čia dabar atrodo? Tai kas vyksta? Jeigu tu žinai savo vertybės, jeigu tu buvai situacijai, kurioj, pastebėjai, kad nepasakėjai ir ne tos tiesos, kas tada vyksta? Vertybinis konfliktas.
Ir psichologai padėtų man net, kur nueina į nes dažniausiai viena iš nemigos priežasčių tikriausiai ir yra tas dvi tarpusavėje konfliktuojančios vertybės ar kažkas panašaus. Jau čia savo toj diagnozė išsirašysiu, bet iš tikrųjų net ne savo, nes kaip pavyzdį kalbu ir mes tikriausiai čia vat ir žiūrim apie tą situaciją, kodėl svarbu ir net iš pavyzdžių matom, kad kokioj mes tada situacijoje atsiduriam. Tai atsiduriam konfliktiniai situacijoje vienu atveju. Jinai veda, jeigu aš nevertybėmis grįstą sprendimą priimu, jinai veda šiek tiek destrukciniu keliu, kažkas jau nesigavo, kažkur nutilėjau, šiaip net ir kažkokia psichosomatika gali įsijungti ir kiti dalykai. Bet jeigu renkuosi vertybėmis grįstą sprendimą, tai irgi ne rožėm klotas. Ne visada rožėm klotas variantas irgi nutinka. Nes ten laukia ir kiti iššūkiai, man reikia atstovėti gal. Tai čia irgi įvairių gal scenarijų būna. Būna iškart palengvėjimas ir išsisprendimas ir rezultatas, bet būna irgi begaliniai iššūkiai. Ir čia ko gero, žinai, svarbu kiek, nes vėlgi mes vertybių įsivardinti savo turbūt galim ganėtinai daug, bet vis tiek bus tam tikrų laikotarpių dominuojančios, turbūt, nežinau, 2, 3, 4. Ir turbūt taip, kaip suveikia vertybė vienoje ar kitoje situacijoje, dar labai svarbu jos svoris arba, kaip čia, jos reitingas, jeigu taip galima pasakyti, kad, vat kaip ir tu sakai, žinai, turiu 7 vertybę, ir gali būti, kad jinai bus netokia ryški tam tikruose situacijose, bet yra, žinai, kaip aš sakau, yra tokios vertybės, vat kaip ten, sąžiningumas, ne, kurios, jos yra neginčiamas, tada, kada, ir man atrodo, kada jos pamatinės, kada jos tam reitingė 1, 2, 3 numerių, man atrodo, kad tada labiau veikia įgalinančiai, kaip čia, atpalaiduojančiai, tada nesukelia to destrukcinio kelio. Kad, gal čia reikėjo kažkaip kitaip, gal čia. Tada būna labai aišku, tada labai lengva priimti sprendimą ir tu supranti, kad aš jau viskas, šitoje vietoje aš nebeinu į kompromisus. Nes tai yra prieš mano vertybės. Sakykime, tą patį sąžiningumą ir tas gali pasireikšti absoliučiai bet kur. Sąžiningumas vienam, žinai, bus versle, kaip aš bendrauju su klientais, kitam bus santykyje, žinai, kiek aš esu atviras, nežinau, su kolegom, su vadovu, su antra pusė, su vaiku. Čia irgi, bet vėlgi, jūs dabar turbūt galvojate apie sąžiningumą arba klausytojai ir ne, man sąžiningumas visai apie kitus dalykus. Tai va čia tas įsivardinimas savo ne tik kokia yra vertybė, bet ir ką jinai man reiškia. Aš šitą vietą tokį sureplikuosiu, nes praktikoje su kolega, su coachingo specialistu, mes grinomės vienas kitam coachingo procese vertybės ir mano tuo metu, čia jau buvo prieš tos keletą metų, keletą. Jau taip atrodo. Man ta pirmoji buvo gyvenimas širdimi ir jo buvo autonomija berods, jeigu gerai pamenu žodį. Bet atsimenu, kad kai mes kalbėjom, ką tai reiškia, tai buvo apie tą patį. Ir aš galvoju, ką man reiškia gyvenimas širdimi, kai aš tiesiog atliepiu, tas pats nemelavimas savo, aš laikau tą savo ašį, klausau savęs, veikiu tiesiog sutinkamai su tuo, ko aš noriu, o po žodžiu autonomija kitam gale girdisi, kad tie patys dalykai, man sako, niekas nevadovauja, aš klausau savęs, aš darau kaip noriu. Tai, bet aš čia ir skatinčiau klausytojus ar tiesiog, kad kas domisi ir žiūri į savo vertybės, leiskit savo pasirinkti savo žodžius, neieškoti tų visuotinai priimtų gražių sąvokų, bet ieškokit savo žodžio. Tai galbūt netilps į vieną žodį laisvę, ar ramybė, ar sveikata. Galbūt tikrai 2 žodžiais ar kažkokia sąvoka ar išraiška, bet kad kuo arčiau savęs, kuo labiau suprantamas dalykas man būtų, tai ir yra mano vertybė ir tai yra labai gerai, jeigu aš tai įsivardiju savo ir suprantu. Man dabar, žinai, tokia mintis galvoju, mes kalbam apie vertybės
Ir Antanas vat jau minėjo apie tos klausimus, kurie galėtų padėti išsigryninti. Tai man atrodo, kad internete tikrai būtų galima rasti ir tos klausimus išvardintus, ir tos kelių pakopų, kaip čia, gryninimas į tą, ką ir kaip reikėtų padaryti, kad išsigryninti. Nu, mes nepateiksim recepto čia, nepadarysim visiems per podcastą vertybių gryninimo. Nu, mes jau turim patirti kažką pažadėti, po to kaip čia ir sukurti kažką naujo, ne? Taip padaryti, pavyzdžiui, vertybių sesijas, kam nors, nenorit, ne? Prašau, Antanai. Tai po podcastų, kas norės palikti savo kalendoriaus nuorodą. Tai žinok, jei visi, tai visi. Jeigu visi, tai visi. 3 muškietininkai. All eina. Tai jo, tai čia ne coachingo sesija, tai yra vertybių tiesiog grinimus sesija, tursa jo, kurią galima pasidaryti. Ane? Taip. Tai duodam tokį Duodam. Pasiūlymą pažadą. Tai duodam. Gerai. Tai kaip mes jį vardėjom? Aš tik galvoju, kad visi, kurie klausosi šio podcast'o, gali pasidalinti komentaru mūsų socialiniai erdvėjai, LinkedIn arba Facebook'o mūsų paskyroje Coaching.lt ir parašyti, kad norėčiau vertybių išgryninimo formos ir mes pasidalinsim. Ir parašo tai per savaitę. Iki kito podcast'o. Taip, labai reikia. Jo, nes po 5 metų, jeigu parašys. Jo, vis dar imsim po vieną, visiems ir imsim. Tai mes paimsim po vieną ir super. Padarysim. Ir dar žinai apie tas, kalbam apie vertybės, aš galvoju, kaip žmogui suprasti, kad jam to reikia. O gal nereikia? Žinai, ką pasakytumėt? O kaip man žinoti, ar man čia dabar reikia išsigryninti ar ne? Man ateina į galvą toks vingiotas kelias, į dešinę. Bet rodai tiesiai. Ne, taip mašina važiuoja. Okay. Tai yra be vertybių. Į dešinę, į kairę. Šiandien nori iš manęs to, žmona pasakė taip, vadovas pasakė taip, vyras pasakė kažką, vaikai paprašė ir yra, šiek tiek tiesesnis kelias. Jeigu tu pastatai savo vertybės ir pagal jas gyveni, ne? Ir jeigu taip tęsti, ateina ta praktika, aš nežinau, kiek darėt, nedarėt, telefonė nustatai, kad kartą per valandą išlenda tavo vertybės. Kartą per valandą? Man jau kokius 3 metus. Man jau išlindo per filmavimą. Tu darai, ne? Ir iš esmės, tu tą momentą, nesakyčiau, kad kiekvieną kartą aš jau apie tai pamastau, bet kai pradėjau, tada ką šiandien darau, ką dabar tuo momentu darau, vienas, ne vienas. Adjustmentas, kaip lietuviškai. Susikalibravimas. Ir judį. Man kažkaip, ar norit judėti greičiau ten į savo tikslą, ar norit vingiuoti? Atsakymas, kodėl reikia vertybių. Okay. Kaip tau pačiai, Brigita? Aš prisiminiau pavyzdį, kad aš buvau išėjusi iš vienos organizacijos ir ilsėjausi. Ir turėjau labai, labai gerą pasiūlymą. Ir supratau, kad mano pasirinkimas, nepaisant visų privalumų ir naudų, buvo labai paprastas. Nes toks tikrai, vertybėm grįstas pasirinkimas. Tuo metu aš turėjau, mano vaikas buvo vis dar mažas ir aš supratau, kad apskritai, įvykus tam tokiam gyvenimo įvykiui, gimus vaikui šeimoje, tos vertybės tikrai šiek tiek koreguojasi. Gerai. Tai man tada buvo ir yra, vis dar yra šeima vertybė. Ir tada supratau, kad darbas organizacijoje, kuri iš esmės 95% laiko bendradarbiauja su Amerika, reiškia, kad laikas po darbo yra darbui. Sakykime, tas standartinis, normalaus, kaip mes kažkada šnekėjom, normalaus darbo laikas, ar ne, ten nuo 8 iki 5, ar ten nuo 9 iki 6. Tai ta organizacija dirbo kitu laiku ir kai tu supranti, kad, tai vaiko darželis nepasikeičia, vaiko darželio laikas pagal tavo darbo laiką. Ir tada supratau, kad ir koks fainas pasiūlymas, rolė,
pati organizacija, produktas, nu ne. Ką? Nu ne. Ir paantrinsiu, nes pakeitusi savo profesinę kryptį, aš ilgus metus buvau teisininkė, vadovė teisės rytyje, gavau tikrai ne vieną gerą pasiūlymą, tokį, kokio būčiau labai norėjusi tuo metu būdama tenai, nes buvo geresnis negu turėjau kokias sąlygas. Ir vat, kaip tu ir sakai, pasirinkimas mano buvo kitas, jau tąsyk, nes aš jau ėjau link čia, kur esu šiandien. Ir turiu pasakyti, kad man tai buvo vienas, net drąsu gal taip įvardint, ar keistai skamba, bet lengvesnių sprendimų. Nebuvo taip sunku, kaip galbūt galėjo būti, kaip aš tikėjausi arba įsivaizdavau, kaip iš tikrųjų tai įsivaizdavau, kad jeigu gaučiau tokį pasiūlymą, tai šokinėčiau iš laimės, imčiau šiandien, stengčiausi neatsakyti iš karto taip, dar susikaupti ir kažkaip. Bet kaip vertybiškai apsiverčia viskas, jeigu iš tikrųjų atliepi savo vertybės. Ir nėra to gailesčio, nėra kaltinimo savęs, kad galbūt reikėjo čia būtų taip ir anaip. Paprastai tai yra mano gyvenimas ir jisai man vertybiškai eina į šitą kryptį, kaip Antanai sakai, vis tiek aš laikus, kad vertybės veda į kryptį. Klausykit, ačiū Jums už istorijas, žiūrėk, kiekvieną dieną kažką naujo sužinom apie vienas kitą. Okay. Taip. O gali būti neigiamos vertybės? Nu, čia tokia konotacija. O ką reiškia neigiama vertybė? Ką reiškia neigiama vertybė? Nežinau. Čia dabar taip. Garsiai mąstau. Slidi riba, nes kitiems gali atrodyti, kad, pavyzdžiui, pripažinimo siekimas yra neigiama vertybė, nors tai gali būti labai drąsi, ten autonomiška ir tokia ambicinga vertybė. Čia kaip, nes žmogus, kuriam pripažinimas yra nevertybė arba jis iš vis turi kitokias nuostatas apie siekiančius ambicingų tikslų, jis gali tarsi su neigiamu atspalviu žiūrėti. Okay. Bet, pavyzdžiui, jeigu mano vertybė yra kokie nors kriminalų darimas, tai aš nežinau, čia man atrodo, kad irgi neigiamas, bet gal yra kažkas, kam taip netrodo. Kas yra neigiama? Tai čia geras pavyzdys. Aš dabar prisiminiau Robin Hoodą. Va, pažiūrėkit, kokis išpildymas šitos vertybės. Taip, koks išpildymas. Nes dalykus tai darė jis negeras iš esmės. Ir rastumėm dar ir Tadą Blindą. Kitų. Okay. Tai vat kaip ir kalbam, žinai, ta pati vertybė gali turėti labai skirtingus atspalvius ir reikšti skirtingus dalykus. Tai turbūt apie tai. Žinai, būti pripažintam, būti vertintam, ką tai reiškia. Žinai, man galbūt reiškia, kad žinai, aš darau labai svarbų darbą, padedu žmonėm ir džiaugiuosi, kad jie gavę tą pagalbą, žinai, paauga, pakeičia kažką, per šitą prizmę ir gali būti, žinai, tas toks, žinai, lempų ir šviesų apšviestas pripažinimas, kur labiau, kad, kas aš toks, pažiūrėkite mane, čia, o vertybė iš esmės galim sakyti, kad ta pati. Bet atspalvis visai kitas. Okay. Ir man atrodo, kad pavojingiau gyvenimui yra vertybių neturėti, bet taip nėra, kad neturi vertybių, turi, tik tai gal neidentifikuoji, kokiamis gyveni, bet gyventi ne pagal vertybės, arba kaip Antanai dėstai, žmona pasakė tą, vyras tą, atliepti tiesiog į skirtingas, tai čia yra pavojingiau negu turėti vieną aštresnę vertybę ir ją galbūt kažkaip išmanifestuoti, gyventi pagal ją, nes vis tiek arčiau savęs būdamas, autentiškiau gyvendamas, darai, kaip Brigita ir sakai, lengvesnius sprendimus ir mažiau konflikte esi vertybiškai. Tai sudėtinga scenarijus dabar filmo kurti, bet man tokiu matymu, kad geriau vertybės įsivardinti. Okay. Geras. Ir mes pradžioje palėtėm, žinai, visuomenės. Galvoju, kiek mes dar turim laiko pakalbėti apie, pavyzdžiui, visuomenės arba poros. Dar turim šiek tiek. Kiek turim? 10 minutėlių. Wow, okay. Visuomenės vertybės. Kaip žaidžia tas. Kokios apskritai, žinai, galvoju,
šalis, visuomenė, yra didžiulė masė žmonių. Kiekvienas su savo, kaip tada žinai. Ar mes žinom, pavyzdžiui, mūsų visuomenės vertybės? Kiek jos svarbios? Mhm. Čia. Ne. Man taip noris Brigitos perklaust, gal gali plačiau šiek tiek, kas slepias, koks čia iššūkis yra tame. Pasakysiu, nes galvoju, dabar gerai labai, kad paklausai. Ir kažkur buvo man užstrigusi antraštė, kad auginame kartą be vertybių. Stipru. Aš nesigilinau, nes aš supratau, kad ne, taip nėra. Turbūt paneigiau už kartą pati savo tą antraštę, bet aš nepaskaičiau tą straipsnį, bet va dabar kažkaip, kai tu taip užklausai, kas yra visuomenės vertybės? Ar mes kalbam apie tuos kažkokius bendrus susitarimus, standartus, žinai, ten pagarba žmogui, sąžiningumas, bet čia daugiau tada skamba kaip dorybės. Tarsi bendrai susitartos visuomeninės nuostatos, kaip mes veikiame bendruomenėje. Bet ar tikrai vertybės? Aš kaip buvusi teisininkė, pažiūrėsiu labai paprastai, kaip iš konstitucijos, kaip ir valstybė, kuriama nuo mažiausių ląstelių, nuo šeimos, pamatas yra. Ir tos visuomenės vertybės juk irgi nesusiformuoja kaip atskiras debesėlis ar debesis. Jos irgi formuojasi tam tikroje aplinkoje, kurioje gyvena didžioji dauguma žmonių su tam tikrom panašiom vertybėm. Ir mes taip ir atsiduriam aplinkose, kur šiek tiek labiau atliepia mūsų vertybės ir jeigu netliepia, kažkaip aplinka tarsi kinta, mes tai irgi gyvenimo dalis gal proceso, išaugam savo aplinką, einam, ieškom bendraminčių kitur. Tai čia toks bendras gal principas, kad nėra taip, kad visuomenė man impauzina, tikrai uždeda, įperša vertybės, nes jeigu perša visiškai kitokias, negu aš jomis gyvenu, tai va čia gal yra toks egzistencinis klausimas, tai ką aš čia veikiu, kur aš gyvenu, kokio pokyčio man gyvenime tada reikia ir ar reikia, kad aš gyvenčiau šitoj visuomenėje, nes gal mano draugai yra kitur. Oi, nes čia dabar galvoju, palauk, taip nuo ląstelės pradedam, bet tada, poroje kažkaip santykė šeimoje viena, bet tada atsiranda organizacijos sluoksnis, atsiranda vėlgi draugų sluoksnis bendruomenė, atsiranda galbūt kitos bendruomenės, kur mes priklausom ir jos tarsi visos juk su vertybėm. Bet tu irgi įdedi savo indėlį. Juk neteini ir prisišlėjai prie tų vertybių, kurios ten yra. Tu irgi esi svarbus elementas tų vertybių kūrime. Taip, tu užvesim naują. Jo, aš kažkaip leiskimės į apačią. Man kažkaip ten jau taip platu. Gąsdina truputį? Nežinau. Okay. Bijau pasimesti. Galiu vieną tada minti šitoj temai. Nes, žinai, galvoju, organizacija, bendruomenė, jeigu tau nepritampa arba nesutampa tos vertybės, arba tu matai, kad negali visiškai, yra didžiulis konfliktas, darbovietę gali pakeisti, organizaciją, kokią bendraminčių gali pakeisti, nežinau, draugų socialinį burbulą netgi gali pakeisti iš visuomenės. Dabar garsiai sakau, techniškai irgi gali. Į mėnulį. Į mėnulį. O šeimoje kaip tada? Šeima, gerai. Jau arčiau. Bet šeimoje turbūt kiti procesai dar įsijungia. Ir norėjau klausti, ar jau čia nori kalbėti, kaip šeimą pakeisti. Šeima didžiausia mokykla ir kiti taip, ir įsijungia dar ir kiti procesai, dinamika, ta veidrodinė dinamika tikriausiai. Labai vienas kitą auginam partneriaudami partnerystėse, ar ne? Tai... Okay. Tai šeimoje, jeigu yra konfliktas vertybių, ką daro žmonės? Aš nesu specialistas. Pamečiau šitą klausimą ir dabar jūs atsakykite. Aš esu kažkada gal ir dalinusis mūsų coaching cafe formate, kai kalbėjom, tai
Nes man vat, ta partnerystė, tas santykis šeimoje, pavyzdžiui, vyro žmonos ir ne tik vyro žmonos, tiesiog santykis yra kūryba ir mes kuriam, ir ne veltui ir sakom, kuriam santykį. Nelaikom, nedarom, ne kažką ir ištraukiam, bet kuriam. Ir o ką man reiškia kuriam, kad aš ateinu su savo pasauliu, su savo krepšeliu, su savo vertybėm, mano partneris ateina su savo pasauliu, su vertybėm ir su tuo krepšeliu, bet aš jo netraukiu į savo ratą, į savo pasaulį ir jis manęs netraukia į savo ratą. Mes tiesiog kuriam iš to, ką turim, su tais kintamaisiais, kuriais žongliruojam, su tom vertybėm, kurias turim, kuriam tą trečią pasaulį, tą mudviejų pasaulį ir svarbiausia galbūt, kad tos vertybės nebūtų ant kraštutinių ribų, kardinaliai nekonfliktuotų. Nes iš kitų dviejų, galbūt panašių, papildančių, o gal net ir labai atsveriančių vieną kitą, susikuria nuostabus dalykai, nuostabios partnerystės. Aš tik atliepsiu, Aida, tavo šitas pasidalinimas apie tą trečią pasaulį yra man toks gražus ir žodinimas apskritai santykių ir šeimos, nebūtinai ten šeimos, bet labai šeimos rezonuoja sąskambyje. Tas toks, kad trečias pasaulis. Trečias pasaulis. Geras. Okay. O paskui, žinai, gimsta vaikai. Kelintas ten, žinai. Ten jau kosmosas. Ten jau kosmosas su visom planetom. Tai kaip įdomiai, iš tikrųjų, ir ištirpo net ir tos minutės, kur mums tarsi buvo į pabaigą einančios, nes vertybės yra ta tema, kuri yra be pabaigos ir jinai labai daug sluoksnių turi ir mes čia tik palėtėm, ar ne? Tik palėtėm kai kuriuos momentus, svarbius asmeniai, svarbius visuomeniai, šeimai. Tai manau, kad šiandien nespėsim aptarti. Tai gal tradicinį ratuką prasukime, kolegos. Ką išsinešam iš šiandien pokalbio? Labai gerai pauzę palikti, nes klausytojai irgi pamasto, ką išsineša, ne? Aha. Man tai, žinai, toks vienas žodis, jeigu būtų tai kažkaip užstrigęs tas bendra kūryba, apie santykį, nes santykis viena iš mano vertybių. Bet tuo pačiu, žinai, galvoju, kad tai, ką Antanas sakė, ir kad tu pritari, kad čia yra kryptis, o tai, kad aš sakiau, kad čia yra kaip, vis tiek čia apie tą patį. Super. Tai taip turbūt. Aha. Tikrai ir paliksim ir klausytojams pavyzdžių pasidaryti savo apibendrinimus. Labai norėtųsi, kad ir pasidalintumėt, jeigu vienam kitam kils tas irgi, ką išsinešat. Aš išsinešu galbūt, kad ir kiek kalbėjom ir lietėm apie konfliktuojančias vertybės, bet tokį kvietimą, skatinimą, pakilkim šiek tiek aukščiau. Jeigu labai nuoširdžiai ir su meile laikome savo vertybių, tas konfliktas mažėja. Jis netoks ryškus, nėra tiek konfliktavimo. Jis taip neišsimanifestuoja gyvenime. Tiesiog truputį daugiau meilės ir laikymosi savo vertybių, niekam kitam netrukdant. Geras, tas niekam kitam netrukdant. Super. Tai aš su palinkėjimu turbūt tokiu, ne? Tai turėkit tą savo kelrodį, tas vertybės, tą kryptį ir kartais jas pasitikrinkit. Nes jos kinta? Jos kinta. Vėlgi mes nežinom, bet pagal mūsų patirtį, pas mus bent jau kinta. A? Taip. Ir nėra tarp mūsų Miroslavo. Kuris idealiai uždaro podcastus, ne? Taip, ratuku. Ratuku tiesiog. Sakom, ačiū. Pasidėkojam, priminkiam klausytojam, kad mus galite klausyti keliose platformose ir Spotify, ir Apple, ir Google Podcast. Google Podcast. Ir paskiau netgi sudedam podcastus į YouTube. Galit mūsų paskyroj paklausyti ir pažiūrėti. Ir prisižadėjom palikti nuorodą, kur galima registruotis vertybiniai sesijai lygiai savaitę. Taip? Ar registruotis, ar parašyti komentarą? Palikite komentarą, kad noriu. Ne? Taip. Super.
Ir prenumeruokite mūsų naujienlaiškį. Taip, naujienlaiškis išeina kartą per savaitę, irgi ketvirtadienis kaip ir podcastas. Ten rasite visas naujienas apie tai, kas vyksta gentyje, kas vyksta Coaching LT, apie renginius, artėjančias knygas, apie Coaching Cafe, kitus podcastus. O naujienlaiškį galite užsiprenumeruoti, atėję į mūsų internetinę svetainę coaching.lt ir truputėlį patreniravę savo kantrybę, ten iššoks langas, kuriame ir galėsite užsiregistruoti. Kiek sekundžių? Nepamenu. Aš galvoju 80 ar 60. Na, žodžiu, minutėlę reikia. Minutėlę reikės luktelėti. Paslaptingas langas, kuris įslenda po šią minučią. Na, va, Super. 3 šiaip netaip, o Miro tai padaro 1. Tai, Mira, mums reikia tavęs. tai su tuo ir atsisveikinam, su dėkingumu, kad klausėte šiandien. Iki kitų kartų. Iki. Iki. Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.